žengia minėtieji jauniai, galime pristatyti finalo sudėtį. Taigi antrasis numeris ant parketo suksis Justas Gedgaudas ir Kamilė Bulotaitė iš Kauno Sūkurio sportinio šokių klubo. Trečiasis numeris Vingaudas Navickas ir Margarita Rimaitė iš Kretingos Ritmo sportinio šokio klubo. Dabar matote kaip tik į parketą žengiančią antrąją porą. Dabar ir ką tik pristatyta trečioji Kretingos sportinių šokių klubo Ritmos pora. Penktoji pora Gytis Pečiulis bei Brigita Mockutė iš Kauno sportinių šokių klubo Rolas. Septintieji Augustinas Trinkus ir Gabija Marčiulaitytė iš Vilniaus Vijūno sportinių šokių klubo. Dabar jie yra jūsų ekranuose. Aštuntoji pora Karolis Brunėkis ir Izabelė Šekaitė iš Kauno Tvistas sportinių šokių klubo. Būtent Karolis ir Izabelė triumfavo prieš keletą savaičių vykusiame standartinių šokių čempionate Kėdainiuose. Ir devintoji pora Haroldas Kranauskas ir Greta Deiniaikaitė iš Klaipėdos Žuvėdra sportinių šokių klubo. Stebėsime pirmąjį finalo šokį samba. Taigi finišuoja pirmasis iš 5 finalo šokių samba. Priminsiu, jog stebite finalą ir čia visos 6 poros išgyveno tikrą sportinių šokių maratoną, ar ne? Taip, dabar šokiai šoka vienu užėjimu, taigi 5 šokiai iš eilės, keičiasi šokio ritmas, keičiasi šokio charakteris, šokėjų reikia persijungti savo emocijas, mokėti iš temperamentingos braziliškos sambos į čia, į lyrišką rumbą, į tokį dinamišką, agresyvų pasadoblį, taigi krūvis tikrai nemažas. Bet kaip matome, jauniai puikiai susitvarko su šiom užduotim.
Ir finišuoja antrasis šokis čia. Aušra, galime pastebėti, jog ant parketo sukasi mūsų jauniausiai finalo dalyviai, 12-mečiai ir 13-mečiai sportininkai. Tačiau, žinoma, skirtingai bręsta tokio amžiaus jaunimas ir vieni yra žemesni sportininkai, kiti yra aukštesni. Pamenu, kalbėjau su taip pat sportinių šokių treneriu Juozu Aleksandravičiumi ir jis teigia, jog aukštesniems poroms yra šiek tiek lengviau prieš teisėjus, kadangi jie išsiskiria iš tos sportinių šokių minios. Kaip ten yra iš tikrųjų? Taip, standartiniuose šokiuose taip. Lotynų Amerikos šokiuose reikalingas labai didelis greitis, dėl to geriausia yra vidutinis arba netgi žemesnis ūgis. Aukštas ūgis nėra labai didelis privalumas Lotynų Amerikos šokiuose, nes prie šio laikinio tempo tiesiog reikalingas labai aktyvus šokėjas, reikalingi dinamiški sukiniai, dėl to aukštesniam šokėjui šiek tiek yra sunkiau. O standartiniuose šokiuose taip. Taigi šį kartą mažiukai turi savo šansą pasireikšti. Taip, Lotynų Amerikos šokiuose vidutiniai ir mažiukai. Dabar šiuo metu matome labai puikiai šokančią 8-ąją porą, Karolį Burneikį ir Izabelę Čekaitę iš Kauno Tvisto. Jie skiriasi iš visų porų savo puikių išpildymų rumbos, labai gražios linijos, labai emocijos puikios. Tikėsimės, kad teisėjai pastebės šią porą. Tarp kitko, ši pora atlieka ir standartinius šokius labai gerai. Ne veltui Aušra paminėjo šį faktą, jog ir Karolis su Izabelė puikiai atlieka standartinius šokius, būtent praėjusioje sporto.tv.lt transliacijoje iš Kėdainių. Ši pora triumfavo finale jaunių pirmoje grupėje ir buvo apdovanoti čempiono titulu. Taip, jie dabar bando išsikovoti turbūt patį aukščiausią apdovanojimą ir Lotynų Amerikos šokiuose. Matysime, kaip jiem pavyks. Na, čia dabar keičia lyriškoji rumba. Šiek tiek romantikos bei meilės atmosferos dabar bus įnešta į Šiaulių areną. Čia galima išvysti įvairių sporto šakų pasirodymus, tačiau būtent šeštadienio vakaras yra skirtas būtent šokiams. Ir manau, čia visi susirinkę stebi labai puikų ir malonų reginį. Tikiuosi, kad ir jūs, mėlėjai, prie kompiuterio ekranų dabar galite mėgautis ramių vakarų su puikia programa. Žinoma, čia ugningi Pasadoblio ritmai ir čia maloniai šnekėjome su Aušra ir tik pokalbio eigoje supratau, kad rumba jau buvo sušokta. Čia greitai skrieja laikas, žinoma, smagu, kad laikas čia neslenka, nereikia jo matuoti labai ilgai. Sakoma, kai laikas slenka taip greitai, reiškia, vyksta geri dalykai. O Pasadoblis tikrai ugningas šokis ir dabar jaunieji talentai bando išpildyti šokio variacijas ant parketo. Na ką, beliko džaivas ir šokių maratonas šiai jaunių pirmai grupiai bus baigtas. Ir po džaivo, žinoma, visi darbai jau bus atlikti ir belieka laukti teisėjų verdikto. O teisėjų verdiktas, žinoma, bus paskelbtas šio čempionato pabaigoje, kuomet vyks dalyvių apdovanojimas bei paradas. Na ir, žinoma, geriausiems gros Lietuvos Respublikos himnas. Didžiulė garbė, žinoma, tai porai, kuri taps nugalėtoja. Na, Juozas Šalkauskas, renginio pranešėjas,
žaidžia su žiūrovais. Dabar žiūrime, kiek gerbėjai turi kiekviena pora. Jūs girdėjote ovacijas skirtas antrai porai, Justų ir Kamiliai. Trečioji pora, Vingaudas ir Margarita, turi truputėlį didesnį fanų klubą. Penktoji pora taip pat gali pasigirti nemažų palaikymų, Gytis ir Brigita. Septintoji pora, Augustinas ir Gabija. Na be abejo, aštuntoji pora turi kol kas didžiausią palaikymą, Karolis Burneikis ir Izabelė Šekaitė. Devintoji pora, Haroldas ir Greta. Taigi, iš pirmo žvilgsnio lyderiai pasirodė ant parketo Karolis Burneikis ir Izabelė Šekaitė. Lyderiai ir tribūnų atžvilgių, palaikymo atžvilgių. Ir dabar paskutinysis šokis džaivas. Taigi finišuoja penktasis šokis, o sulyg penktojų džaivo pasirodymo finišuoja ir jaunių pirmosios grupės finalo šokėjų pasirodymas. Taigi, Aušra, kaip galima konstatuoti šį finalą? Dabar labai sunku pasakyti, bet man labai skiriasi Karolis ir Izabelė. Ir labai išsiskiria iš viso šio finalo, o visos poros labai stengiasi ir apylygės, ir stiprios poros, ir kovojo mūsų auklėtiniai. Ir dėl to noriu dar padėkoti visiems žiūrovam už palaikymą, nes jautėm palaikymą Šiaulių arenoje, taip pat jautėm galbūt ir televizijos netgi žiūrovų palaikymą. Ačiū Jums visiems, iki sekančio susitikimo. Tai ką, iki tarėme Aušrai, o mes dar liekame su šia transliacija. Ir mes apžvelgsime rezultatus, kurie bus paskelbti per šią apdovanojimų ceremoniją. O priminsiu, jog jau rytoj sportotv.lt puslapyje galėsite surasti karštus interviu po šio čempionato. Pakalbinsime nugalėtojus jaunimo grupėje, pakalbinsime nugalėtojus ir suaugusiųjų grupėje, taigi 2 interviu jūsų tikrai laukia. Na, žinoma, šią transliaciją taip pat galėsite rasti sportotv.lt puslapyje, galėsite mėgautis emocijomis, joms jau galbūt atslūgus, galbūt ir nuslūgus tai įtampai, kuri, manau, ne vieną iš gerbėjų kaustė, siekiant sužinoti, kurią vietą užėmė vienas ar kitas tandemas. Dabar čia jūsų ekranuose dalyvių eisena ir labai trumpam aš jūs palieku su šia eisena, pasimėgaukite ir netrukus mes pristatysime, kasgi triumfavo kiekvienoje iš amžiaus grupių. Šeštoje vietoje
Septintoji pora Augustinas Trinkus, Gabija Marčiulaitytė. Taigi skelbiami jaunių pirmosios grupės finalo rezultatai ir poros išdėstomos į vietas. Taigi 6. vietą užėmė 7. pora Augustinas Trinkus ir Gabija Marčiulaitytė, kurią teisėjai įvertino 6 vietomis beveik visose šokiuose, išskyrus sambą. Samboje šiai porai buvo skirta 5. vieta. 5. vietą užėmė Haroldas Kranauskas ir Greta Daineikaitė iš Klaipėdos Žuvėdros. Šiai porai atiteko beveik visos 5. vietos, išskyrus sambą. Samboje ši pora buvo nominuota 6. vietai. 4. vietą užėmė Gytis Pečiulis ir Brigita Mockutė iš Kauno sportinių šokių klubo Rolas. Ši pora 2 kartus buvo nominuota 3. vietai Pasadoblėje ir Džiaivoje, tačiau 3 šokiuose, būtent samboje, čia ir rumboje, jai atiteko 4. vieta. Ant pjedestalo pirmieji kopė Justas Gedgaudas ir Kamilė Bulotaitė. Jie užėmė 3. vietą, ši pora iš Kauno Sūkurio. Ir šiai porai atiteko 3. vietos samboje, čia rumboje ir 4. Pasadoblėje bei Džiaivoje. Visos 2. vietos Vingaudui Navickui ir Margaritai Rimaitai iš Kretingos, iš sportinių šokio klubo Ritmas. Ir žinoma, čempionai, ne kartą šiandien minėti, ne kartą apdiskutuoti, jeigu taip galima įsireikšti, 8. numeris Karolis Burneikis ir Izabelė Šeikaitė. Vienareikšmiškai 1. vieta šiai porai, žvelgiant į teisėjų įvertinimus. Samboje 1. vieta, čia 1. vieta, rumboje 1. vieta, Pasadoblėje 1. vieta ir žinoma Džiaivoje 1. vieta. Taigi 1. ir 2. vietos nekėlė abejonių šioje amžiaus grupėje. Šiokia tokia kova užvirė dėl 3. vietos, kurioje Justas, Kamilė varžėsi su Gyčiu ir Brigita. Tačiau visgi Justui ir Kamiliai pavyko įrodyti savo pranašumą, o Karolis Burneikis bei Izabelė Šeikaitė įrodo savo pranašumą ir Lotynų Amerikos sportinių šokių čempionate. Priminsiu, jog vos prieš keletą savaičių ši porelė triumfavo ir standartinių šokių čempionate, kuris vyko Kėdainiuose. Taigi pora įrodo savo universalumą, belieka palinkėti, jog ir keičiant amžiaus grupės išliktų tokie nuostabus ir stabilus rezultatai. Kaip ten bus, mes žiūrėsime. O dabar pereikime prie kitos amžiaus grupės. Renginio pranešėjas Juozas Šalkauskas kviečia paskutiniams nuotraukoms fotografus, kurie čia apipuola visą Lietuvos sportinių šokių federacijos parketą. Kas su planšetėmis, kas su telefonais, kas su fotoaparatais. Nesvarbu su kuo, tiesiog reikia įamžinti šią istorinę, galbūt kai kuriems iš šokėjų akimirką. Dar reikia tikėtis, jog dar ne kartą tituluotos poros kops ant pjedestalo ir ateityje Lietuvą atstovaus ir tarptautiniuose turnyruose. Kaip ten bus, mes matysime. O dabar, kaip ir minėjau, netrukus jaunių 2. grupės laureatai. Ir Juozas Šalkauskas yra pasiruošęs pristatyti